Vienas mano video apie 4 vaidmenis, kuriuos moteris turėtų atlikti santykiuose, sulaukė labai didelio moterų pasipriešinimo. Panašu, kad daugelis neįsigilino į esmę ir dabar noriu paaiškinti apie tai plačiau. Tai yra keli vaidmenys, kuriuos mes turime kiekvienas ir psichologiškai sveikas žmogus geba laviruoti tarp kiekvieno iš jų. Ir tai jokių būdų nėra pareigų sąrašas vyrui ar tarnystė. Psichologas, psichoterapijos tėvas, toks Karlas Jungas, kuris kalba apie mūsų archetipus ir kaip mes sugebame derinti savo gyvenimą tarp tų 4. Taigi dabar trumpai apie tuos 4 tipus. Karalienė tai yra jos savivertė, jos ribos ir pagarbos noras iš vyro. Globėja arba kitaip tarnaitė, manau šitas žodis labiausiai ir nepatiko moterims, tai yra būtent partnerystė, globėjiškumas, šiluma ir tai, ko jinai irgi nori iš vyro. Mergaitė tai yra lengvumas, valiukiškumas ir ji iš vyro nori artumo ir šilumos. O meilužė, arba kitaip sakant, ta intimioji, seksualioji, tai yra ryšys, intimumas, argi to mums nereikia moteris? Būnant kiekvienam iš šių vaidmenų, moteris ne tik duoda, bet ir gauna, kitaip šie vaidmenys neveiktų. O ką mes moteris supratome, kad mums tik reikia būti patogioms, kad tik nepaliktų? Deja.